Turn on, tune in, drop out. Well, I feel very fine. And I see flashes of color. There's violet, yellow. I see a lot of violet and yellow. Everything is in color, and I can feel the air. I can see it. I can see all the molecules. Sveiki, gerbėmieji, atvykę į Ekospektrą, podcastą apie muziką, dainų rašymą, techniką, audio techniką, garso dizainą ir kitus mixingo reikalus. Ir šiandien laidoje turim nuostabų masteringo inžinierių Normantą Ulevičių. Tai ačiū Normantai labai, kad įsileidai mūsų šitą nuostabią erdvę su tokia nuostabia technika pasiklausyti gero lietuviško muzono. Sveiki atvykę. Ačiū. Tai ką, tada griebiam iškart reikalus už vadžių ir leiskit pristatyti Normantą. Tai gerbiamas Normantas, turbūt legendinis inžinierius Lietuvos, kuris turbūt 90% radio lietuviškų singlų yra sumiksinęs. Nepatinka man, kad taip sako. Gerai, tiesiog. Ta prasme, ir legendinis, ir viskas tikrai ne 9%. 9,5. Nu, 9,9. Okay. Ne, tikrai toli gražu ne, iš tikrųjų, mes turim dabar labai didelę rinką, labai daug muzikos. Gal tiesiog su atlikėjais, kurie yra žinomi, teko vienaip ar kitaip, kadangi nuo 95 metų. Nuo 95 metų? 95 metų. Kaip prasidėjo, Normantai, tavo kelias? Kelias jo labai įdomiai prasidėjo. Nu, šiaip tai turėjau būti muzikantas. Mano iš muzikantų šeimos. Tėvas, profesorius, mama, fortepijono mokytoja. Nebuvo kur dėtis? Ne, tiesiog vaikų sakė, būsi muzikantas, žinai. Nori, nuvedė Čiurlionkę, parengiamieji, ten priėmė tą Čiurlionkę, sakė, bus trimitininkas. Ar nori būti trimitininkas? Aš neatsimenu, bet, trimitininkas. Okei, bet nuvarau tą Čiurlionkę, praeinu visą tą, reiškiasi, tą atranką ir sužinau po atrankos, kad man jokio trimito niekas neduos, turėsit blokfleitą groti pirmus 4 metus. Okay. Aišku, aš į ašaras, žinai. Realiai, žinai, ką vaikas, tai tu ten nieko juk nesupranti, nori, tu nenori, ne kažką. Ir prasidėjo Čiurlionkė, menininkai, pankavimai. Pankavimai? Jo, pankavimai. Su blokfleita ar be? Nebeatsimenu, jau po blokfleitos jau man toj klasiai, ten kažkaip tais laikais. Kas iš to pankavimo buvo? Ką prisimeni iš muzikinių perspektyvų? Ką klausėt? Ai, tai viską, Nirvana, tai čia buvo Number one, TV mūsų, TV mūsų, tada ten Sex Pistols, Exploited, ten tada kita ta roko muzika, ten pavadinkim Metallica, žinai, Sepultura, Gunsai labai patiko, Guns N' Roses, ten perklausau, Aerosmithai, net Bon Jovi klausydavau. Net Bon Jovi? Tai Bon Jovi jau buvo daugiau pop ar? Toks jau, žinai, pop, bet klausydavau, Roxetos klausiau irgi. Ir paslapčia esu klausęs ir Ace of Base ir Tune Limited, tais laikais buvo. Buvo klasės kažkoks vakarėlis, reikėjo keistis dovanom ir ten tų kasečių būdavo kioskeliuose pirkti sakiausių. Ir klasiokės kažkaip klausė Ace of Base ir Tune Limited, žinai, ir mums kažkaip buvo nelygis čia kažką ir aš nupirkau tas kasečių dovanų, ką galvoju, aš nepaklausysiu, žinai. Tai aišku, paklausiau ir tai galvoju, visai gal čia kažkaip ir prikolas. Žinai, vaikas, neatsimenu, kiek ten metų, 12 gal. Tai beje, nuo tų visų kasečių, nuo tų visų įrašų trūkumų tais laikais, nes nieko nebuvo pas mus. Tai ir mano prasidėjo garso režisūra, nes pirmiausia aš pradėdavau kopint, kažkaip tai draugas turi kasetę, blemba, tu irgi nori klausyti, kažkaip reikia persirašyti. Tai žodžiu, analogas tavo ausy jau nuo pat mažumės, ne? Taip, ir jisai iš poreikio, tiesiog atsirado viskas iš poreikio, tai vienas iš tų poreikių buvo, kad, tos įrašus kažkaip reikia turėti. Tai būdavo, pamenu, tokios nelegalios vietos žvėrynė būdavo, kur ateini su savo kasetę, yra katalogas didelis, visi įrašai ten, piratiniai, tai laukiniai vakarai ten, 9 ten. Tai ar taip? Nusineš savo kasetę, išsirink, ką tau nori ir tau įrašai tą kasetę, žinai. Kiek kainuodavo? Ne, tikrai neatsimenu, kažkiek, tai į savo kasetę tai nebrangiai, žinai. Tai paskui tą kasetę jau ten įsirašęs, bet ir draugam, ir tada atsimenu dar, pamiršau, Freddis Mercury's, Queenai, man buvo, wow. Ir tada Queenų 7-8 ten kažkelintų tai metų ten įrašą kažkokį, aš dabar ir neatsimenu ir turėjau ir galvojau, wow, kai čia kietai. Ir tada, žinai, reikia draugam kažkaip perrašyti, žinai. Ir prasidėjo ten nuo
Nu, tie būdavo diktofonai, tokie magai su mikrofonais, ten statai kolonėlę vieną į spintą, diktofoną šalia, spaudi įrašą, ten kažką tai rašinėjai, vienu žodžiu, tada kažkaip tėvas atvežė iš gastrolių 2 kasečių magę, iš vienos į kitą gali peršyti. Okay. Ir tai prasidėjo. Ir tada tu, aišku, elementariai, kai klausai ten tokią muziką, nori, žinai, kad ten to trimitų grot, ten... Nieko nepagrūvins. Nu, kažkaip, nelimpa, jo. Tai tada prasidėjo bosai, ten gitaros, kažkokios tai grupės ir vėlgi tu turi bosą elektrinį, ir viską reikia rašyti. Pradžiai, kad taip skirtai garsas išeitų, žinai, tai ten nei tai tų laidų nėra nieko, tai viskas prasidėjo nuo laidų susukinėjimų, ten kažkur kiščiai, skuri lituoklis į rankas pasitaikė, tada kažkoks draugas atsirado, kuris jau ten lituoja, ten jau stipriaką kažkokį lituoja, kažkokias lemputės ten švieso. Nu tai pabiški ir tas prasidėjo, žinai, tas toksai, ten paskui sužinau, kas pultas yra, žinai, visą kitą. Ar prisimeni savo pirmą pultą? Pirmą pultą realiai, kurio dirbau, tai atsimenu, buvo tas kamas 24 takų, dabar modelio tikslas. Wow, 4 takai. Jo, tai mano pirma studija, tai iš viso čia kita yra istorija. Jo, tarp kitko, šiandien esam nuostabioje ZERT studijoje, viena turbūt respektabiliausių studijų Lietuvoje, kur Normantas va čia pat ir miksina visus šedevrus, tai iki šito turbūt kelias jo buvo ilgas, ne? Nu, nuo 95 metų ar nuo 96. Keitei visą studijas. Jo, čia nežinau, kelinta studija, čia su bičiuliu buvo bendras projektas, reiškiasi, čia dar šalia dar viena buvo studija. Tai čia ne mano viena, bet paskui kiek vaikščiosi, išsivaikščiojo ir yra kaip yra dabar, nu, aš vienas esu. Tai va, o iki tol tai jo, turėjau daug labai studijų įvairiausių. Žinai, nuo ko mes pradėjom, reikėjo viską pasidaryti pačiam. Prasme, tu nori kažką tai daryti, tau reikia studijos, tu netėjai pas kažką į studiją, žinai. Tu turėjai pats susikalt, susipjaut, susižinoti, stiprintuvus. Prasme, tai šiaip mūsų, aš neturėjau kur mokytis. Jo, va tas labai įdomu, kad šitą dabar tai pilnas YouTube'as visko, pilna visų ekspertų, pilna iš kur žinių gauti, kaip... Iš ko tu mokės? Turbūt iš tų įrašų ten kasetinių. Kiek iš įrašų, mano pirmas toks rimtas mokytas buvo Giedrius Litvinas, irgi legenda, nežinau, ačiū jam labai, varydavau pas jį lapes, ten nakvodavau, miegmaišį lapėse, dar ta Litpolinter buvo televizija, gal jau LNK, nežinau, ten kažkokie, tai ten važiuodavau, ten labai daug žinių gavau ir tiesiog sirbiau iš visur, kur galėjau. Amžinatilsi Garimanas toks buvo atvažiavęs iš Rusijos, toks žmogus įdomus, garso inžinierius, iš jo daug. Ir taip iš visur po puzlio detalę, iš kažkur, grinai per klaidas, per klaidas. Tik per klaidas. Čia ne mano yra šitas frazė, kad mes mokomės per klaidas, mano karatė mokytas man yra pasakęs ir, rimtai, reikia nebijot klyst. Aš kai mokiausi mokykloje, tai mes bijojom suklyst. Bijai mokyti užduot klausimą, nes jeigu tu klausimą, tai tipo nežinai, tai tu, lohas. Ir tyli, nežinai, geriau žinai, čia neklausinė, bet iš tikrųjų, ką galime išmokti tik per klaidas. Klystant, darant, klystant, dar kartą suklystant, sufeilinant. Visiškai sutinku. Kad nesufeilintum ten elementarių dalykų. Tai grįžtant, bet tą pirmą studiją, tai turėjau 24 takų magą, be užleido Arnoldas Lukošius. Iš tikrųjų nežinau, kaip čia plėstis ar neplėstis, netyčia atsiradom su tokio gailą, su draugeliu plokštelių studijui. Legendinė plokštelių studija, šiaip labai įdomu. Tai mano buvo, irgi dar net pradžia. Ten aš iš tikrųjų išmokai. Pradėjau, kad išmokau, aš dar dabar nemoku. Kasdieną vis iš kažkokio projekto išmoksti kažką. Aišku, kuo toliau, to sunkiau mokytis. Ir tas paskui, jeigu kažkoks atsiranda, kurį irgi reikia labai, aš dirbu su juom, kad, nes jis didžiausias trukdis yra. Didžiausias trukdis. Kai tu atrodo, kad tu viską žinai, tai čia yra, čia, manau, yra šakės tam žmogui, kuris... Ypač šitam creative field'e. Bet kur. Man atrodo, bet kur. Tai tu save automatiškai stabdai, neturi klausimų ir, kažkaip sunkiau toliau negalėti, nes viską žinai, tai ką dar. Ir nieko, ir sėdi savo tam prūdė, žinai. Tai va,
Apie ką mes čia? Tai apie šitą tavo pirmą studiją. Jo, pirmą studiją, plokštelių studiją. Plokštelių studiją, ten Zinutė, Eugenijus, ten žinot, papuoliau, vien žodžiu, netyčia papuoliau per kažkokį merginą, kuri norėjo dainuoti ir sako, vat, nu, įrašykit man čia dainą, visą kitą, bet dar įrašų studijos neturėjom, ten kompą, ten tik tai namuose, ten kažkaip live, nu, taip simple. Ir jinai, va, tai aš gausiu studiją, atvarė plokštelių studiją, sėdė Arnoldas Lukošis iš foje ir sako, ai, aš tai čia užsiknysęs, nenoriu būkit jūs čia. Toks darbo pasiūlymas. Vietoje. Ten tais laikais toks darbas, ten tiesiog. Buvo patalpa. Kažkaip patalpa, jo, ten nuėjo Zinutei pasakė, ten papeikiai, kad va, čia va jaunuoliai, jie čia viską supranta, nu, kažkiek supratom, kažkiek ne. Tai ten, žinai, buvo Atari kompas. Pirmasis. Wow, tas samplinis. 20 megabaitų diskas, ne, Atari kompas. Per personal computer. Okay. Nežinau, kokia operacinė buvo, bet buvo Cubase'as, kur MIDI turėjo. Wow. Taip, juodai baltas ekranas. Wow, tai Cubase'as vienas iš pirmųjų, ne? Nu, ten taip gaunasi jo. Ne, pirmųjų programą, nu, tai tie fast trackeriai visokie vadinami. Aš dar namuose pradėjau, kur tu gal net nežinai. Nežinau, tikrai. Toks kaip DOS'as, nežinau, kažkaip DOS aplinkoje, ten, kur nebuvo dar Windows'ų, nieko, kur tokios bėgančios eilutės yra, keli takeliai. Matrica, žodžiu. Nu, tokia matrica, jo, tipo, jo. Ir ten įrašai kodą, pitchą, samplo kažką ir taip tokios bėga eilutės. Iš principo, kaip samplerį, kur mygtukus suspaudai, ten tik bėgančios eilutės yra ir sužymi, nu, trackeriai, kas žino, kas nežino, pasidujim fast trackeris būdu, tai va jau ten buvo skompų, tai Jūs atėjote Atari? Cakewalkas buvo netgi pirma programa, man pusbrolis parodė, dar va, irgi geras dalykas, kad mano pusbrolis irgi tom kažkiek tai Klaipėdų užsiminėjo, šiek tiek su eksemais, tokia grupė Šara buvo, ten džipas nutrenkė bobutę, ten. Tai geras vadinimas. Ne, čia gabalas buvo ten, tų laikų ten, nu, toks. Vienu žodžiu, tai va, tai pusbrolis, taip kažkaip, žinai, gyvenimo aplinkybės, nu, taip kažkaip mane nori, nenori, ten kažkur tai vedė. Tai va, to atsidūrėm studijai, Cubase'as MIDI, juosta, toks SMPT generatorius, kur įrašai į vieną iš takelių tą SMPT kodą ir kai paleidi juostą, kompas laukia, kada gaus signalą ir sinkas tada į. Ir sinkas, jo, ir gaunasi MIDI, turi sampleriai ten, sintezai ir multitracką, kur gali analogą, vokalus įrašinė ten. Tai kaip pasisekė pirma ta sesija tavo su juosta plokštelių studija? Net neatsimenu, tiesą pasakius. Aš taip norėčiau, va, tai būtų fainai išgirst kažkur. Pirmus darbus. Jo, aš neatsimenu, kaip tai baigėsi ta mergina, per kurią mes ten atėjom, ar mes padarėm, ar nepadarėm. Nes ten, žinai, atėjo, nu čia žinot, tipo kaip čia, nu, žinau, kad pultas, čia kažkoks equalizeris, kad čia yra, bet tai pirmiausia, sako, šitą kompą pirmą jungiat hardą, palaukėt, įsijungia hardą, paskui visą kitą. Nu ir išsiaiškinom, tai va buvo gerai, kad Jogaila. Jogailas toks buvo ant kompų, toks Yamaha sintezatorius PSR-us žinojo, toks jau irgi buvo advanced. Žinai, nu ir iš jo kažkiek, tai paskui iš tų vyresnių kolegų ten apie maikus, apie daugiau, kaip čia juostą rašo, masteriai, datai, vienu žodžiu, ten irgi buvo datmagas, jau masteriai, datai rašinėdavo, žinai, dar kompaktą net. Bet paskui pastatėm savo kompą, kur jau galima į Cubase'ą buvo audio rašyti, ten, nu, ten sound blasteris viduj, nu, ten taip. Gerai, tai žodžiu skamba, kad šitą tikrai nuo pirmųjų tų, vat, labai senų, nu kaip labai senų laikų, ten 90. Jo, tai 90 suformuotas roko muzono, daugiausia turbūt. Džiazo irgi. Džiazo, okei. Prieš tai dar džiazą klausėjau, tėvas turėjo didelę džiazo kolekciją. Tai ne veltui ir dabar įrašinėjai džiazą. Yra mano tokia širdies muzika. Tai mane kas stebino, Normantai, su tavim, tai kad esi labai lankstus tarp žanrų, kad ir gali miksinti viską nuo pop, rock iki džiazo. Tavo projektas su vienu mikrofonu, fantastiškas, kur vieną mikrofoną naudoji ir rašai. Tame ir yra man viso to, nu, žavesys, va aš ko labiausiai bijau, mano didžiausia baimė, kad aš pasidarysiu, nu, neadekvatu, anksčiau ir vėliau pasidarysiu kažkoksai, bet, nu, va, kad pabandyti kažką ir ano, ir trečio, ir ketvirto, neužsistovėti kažko tai, kažkur vienoje vietoje. Vis, kad nauji žmonės būtų, nauji stiliai, nauji žanrai. Man nėra blogos muzikos. Nu kaip, yra bloga muzika. Yra bloga visgi muzika. Nu, yra bloga muzika. Ar yra neskani muzika? Nu, jo, jinai neskani, bet yra ir blogos muzikos. Blogos, ne? Jo, yra ir blogos
Bet kokią atveju, mes šiandien apie gerą muziką. Mes apie šiandien gerą muziką, jo. Jo, apie gerą muziką. Ta prasme, apie muziką. Apie muziką, jo. Net negalėčiau pavadinti kartais muziką. Man patinka tu tokį terminą, bent aš pirmą kartą išgirdau robotukai. Robotukai, vokalas, kai skambas, kai robotukai. Robotukai, nu jo, mes turėjom projektą iš robotukai, bet taip ir neišvydom. Ok. Žinom šiek tiek tavo backgroundo, Normantai, tai šiandien ką aš pasiruošiau Eko Spektre, tai pasiklausyti nuostabių lietuviškų gabalų ir šiandien palikau tavo surprizą. Dar tikrai net neįsivaizduoju, kad per gabalas. Kokį nors gabalą blogą, kurį teko man daryti už pinigus. Čia yra kita skaudi mano gyvenimo. Ne. Čia šiandien apie skaudžius dalykus ne, šiandien mes apie malonius dalykus. Ne, dabar jie linksmė, aišku. Jo, aš šiaip labai ilgą gyvenimo tarpą, depresavau dėl to, ką aš darau. Dariau, nes, tai buvo darbas, reikėjo gyventi, vaikai. Žinoma. Ir teko daryti tokios muzikos, dėl kurios, tada aš labai, kompleksavau ir daug kompleksų. Ar tai daugiau buvo ego, ar tai dabar jau perspektyvoje? Kompleksai, nežinai, draugai visi ten, pavyzdžiui, Viktoras Daivaras, Kempai, ten visi kiti muzikantai, kuriuos tu ten pažįsti, jie kažkaip varo savo muzoną, fainai, o tu ten telikui keliasi žvaigždės, radžiui darai ką daryti. Ir toks būdavo, dabar kaip žiūriu, Čia žiauriai įdomi šiaip tema, čia verta net atskiros, gal man atrodo, laidos apie visą tą kelias į žvaigždžių epizodą, kur visgi tai buvo šitą dainos iš kitur paimtos. Taip. Bet tai, žodžiu, mes šiandien apie tai. Ne apie tai, bet, kad, tokie buvo traumų. Visokio etapo buvo, jo. Jo, visokio etapo ir per viską reikėjo perlipti. Tai vienintelis, kas mane tada fokusavo, kad aš vis tiek vienaip ar kitaip auginuosi raumenis. Kažkokius. Kažką vis tiek aš ten iš naujo išbandydavau, nauji pluginai, nauji kažkas palengvint, pagreitint, ten visą kitą ir šiaip ir visiems rekomenduoju, ta prasme, neužsistovėkit, vis bandykit, nesvarbu tau patinka šitas mikrofonas. Kitą pabandyk, gal kitur pridėk kitas preampas. Tai visą, ką, man ir šitas gerai, 100 metų su juo dirbu ir gerai. Jo, jis sako, man daugiau pinigų neišeis uždirbti, jeigu aš ten kitą maiką. Bet ne tame, tai plečia pasaulėžiūrą. Viskame, pradėti žinot, kad ten kažkas kapsulės, kažkas trofai yra, kažkas skiriasi. Viskas, puzlas po puzlo, didina sąmoningumo supratimą apskritai, ką tu darai. Ką tu darai apie garsą ir apie muzoną, jo. Tai gerai, tai aš nežinau, blemba, čia taip nerti tą muziką mum, bet tai... Neriam šitą. Tai šiandien studijai paklausysim, gal duosiu šiek tiek užuominų, kiek esi susidūrė su MTV Lietuva, kur būdavo ten 2000-aisiais, 2000, man atrodo, 7-8. Tai tada 7-8 atėjo 2007, aš žinok tada mažai MTV, nes aš sėdėjau telikė. Telikė, ne? Ir aš kepiau tą visą, kas man... Tai labai įdomu šitą. Tai tiesiog šiandien ką atsinešiau paklausyti vieną labai, man bent prie širdies labai artimą ir gal tokį, labai skanų gabalą. Tai yra Happy Endless Power Forever. Aš nežinau, kada tu klausai. Aš klasiau, toj pačioj mokyklai mokėmės. Jisai buvo visuomet vyresnis. Porą klasių, ne? Ne porą, gal ir daugiau. Nežinau, man atrodo, ten gal 4 ar kažkokiom. Aš nežinau, iš kur, kaip, bet aš jį nuo ten atsimenu. Ir kodėl būtent jį irgi nežinau kodėl. Mes susitinkam, pasisveikinam. Tai... Dabar įdomu, kodėl, bet Čiurlionkiai Padnoškę statydavo. Tai visi iš tos pačios mokyklos. Tai, aš čia ieškau, kuriuos lietuviškus gabalus paklausyti. Ir porą turiu gabalų, tai vienas iš jų yra Power Forever. Ir paklausom, kas tą muziką sudaro, kodėl ten taip miksas, taip skamba. Ir prisiminkim, čia 2-7 metai, tai kultūrinė aplinka truputį kitokia, toks indie rockas gyvas. Buvo ir Arctic Monkeys tada ir... O tai čia klausyk, tai tie Happy Endless tada dar čia buvo tie, kur su 39 dainininkas buvo su Prūsaičiu. Su Prūsaičiu. Tai čia irgi kita tema, kur... nežinau, gal netgi daug kas iš ten jaunesnių net nežino, kad Prūsaitis kažkada buvo toks. Tai, aš ir galvoju, kas čia įvyko mūsų paraleliniai visatoj. Ir paklausysim, kas įvyko. Tai čia visiškai kitas žmogus, visiškai kitas vaibas, kitas muzonas. Tai,
Jo, pasiklausom gabalo ir paskui pakalbėsim. Tai ką, grįžtam į Eko Spektrą ir šiandien klausysime nuostabios lietuviškos dainos, grupė Happy Endless ir daina Power Forever. Nežinau, Norma, tai prisimeni kažką apie šitą dainą? Tikrai ją žinau, iš pavadinimo negaliu pasakyti, kas ta daina, tai tas žiauriai faina. Tiesiog leis. Ok, gerai, pažiūrim. Tai Power Forever ir Happy Endless. Wow, šitą netikėtina, kad 27 metai ir taip skamba viskas tight, šitą viskas gražiai sulipę. Kaip tau iš perspektyvos? Jo, bet man tai grynai atspindi tų, atsidarė sienos, atsidarado MTV, atsirado galimybė prisijungti prie vakarų muzikos kultūros, ją matyti visą kitą ir aš grinai girdžiu tų laikų vaibą. Pavyzdžiui, neatsimenu grupės, toks būdavo klipas su beždžionėlės tokiu kostiumu, You and Me, Maybe Discovery Channel. Discovery Channel, Bloodhound Gang, jo. Šitą primena gabalą, ta prasme. Šiaip geras. Nepasakyčiau, kad čia yra, kažkokia kopija, bet man atrodo, turėjo inspiration. Ir šiaip muzika yra toks dalykas, kur, kažkas kažką inspiruoja. Jo. Vis tiek kažkur tai man tai žiauriai, tas laikmetis, tas gabalas. Atitinka ir šitie, ir tie sintai, tokie būgnai, labai pop būgnai. Taip, pop būgnai, tie tokie vyriškas, toks jau post-depeche style vokalas. Bet neįtikėtina, ne, kad čia yra Prūsaitis. Jo. Čia yra Prūsaitis. Čia dainuoja Prūsaitis. Kažkaip Happy Endless turėjau ir dar kažkokį dainininką, man. Ok. Ar kita grupė, bet jo, kad šiaip pradžiui tai aš niekad gyvenime nebūčiau pasakęs ten Prūsaitis, bet kai atėjo priedainis, ten buvo pridubliuotų, kad taip depešmaudiniai, taip vokalai. Tas toks žemas tembras, tai jo, tada jau išgirdau, kad ten... Bet tai nerealus vokalas šito Prūsaičio, aš nežinau, kodėl dabar jis jo nenaudoja. Fantastiškai skamba tas, truputį prigesęs, toks, kaip ir sakai, post-depišinės. Labai energija gera. Ir sulimpa labai su ritmu, su visais sintais, su gitarom. Ne, tai prodiusinimas. Jo, čia viskas prodiusinimas, draugų įtaka. Aš matai, nežinau tos virtuvės, kaip ten buvo, kas ten sukūrė, kas ten kaip ką sakė, tu čia taip dainuo, gal jis tiesiog mokėjo dainuoti, tu čia tokį tembrą padarai, gal. Nežinau tos virtuvės, kaip buvo, bet jo, žiauriai geras gabalas. Žiauriai, man patinka kaip... Užsienis. Ir, mes, dar pertrauksiu. Davai. Mano, kai prasidėjau nuo 95, mes visą laiką siekiam to užsienio. Blemba, kodėl pas mus ten ne taip kaip pas užsienį, žinai. Ir mes, tas toks kažkokie kompleksas, kažko būt savų identitetų daryti, kaip ten užsienį, žinai, kad skambėtų kaip užsienį. Ten skido, vaizdas jau kaip užsienį, bet garsas dar ne. Arba atvirkščiai, žinai, kad jau garsas jau beveik jau
o jau užsienis, tipo, žinai, štatai ten būdavo toksai visą kitą. Dabar tai kaip ir kvaila, bet ir suprantama, nes nu, pas mus nebuvo jokios mokyklos. Nieko nebuvo, pats turėjai viską kažkokiu tai būdu, kažkaip tai... Susikurtą identitetą. Taip. Tai kaip manai, ar dabar jau lietuviška muzonė yra tas identitetas? Nėra, aš dabar iš viso vienintelis, kas skiria, man atrodo, lietuvišką muziką, kad dainuoja lietuviškai. O šiaip tai apskritai, jeigu nėra kažkokių liaudinių motyvų, visą kito, tai jinai yra pasaulinė muzika. Pasaulietiška muzika. Pasaulietiškai, dainuoja lietuviškai, pasakyčiau, lietuviška muzika. O šiaip tai net nematau kažkokio tai. Aš tai matau, kad be galo stiprus yra tikrai lietuvių prodiusinimas ir nu, tikrai fantastiškai skamba gabalai, tikrai gerai sukalti gabalai ir šitą pilną ir hukų ir songwritingas, songwritingų mes tradicijos neturim. Taip, jo nebuvo, vėlgi, aš pradėjau, nebuvo, viskas pradėjo kurtis, ten vaduk, ten, nežinau, atsirado, tokia nebūdavo čiūvas prie kompo, kuris moka kompu, o jeigu jau moka, tai jau procesas. Jau procesas, jau samplus deda, jau, žinai, ten, tada kitas kažką ten, žinai, ten, tokio kaip songwritinimas, ten kas. Šiaip įdomu, vat Lietuvoje kas yra songwritinimas, tai estrada turbūt lietuviška. Aš nežinau, ar ten irgi būtų songwritingas. Gitaros sugalvoja dainą, ateina į studiją, suaranžuoja, parašo. Dabar jau čia tokių pasišvedus, kai pradėjo važiuoti lietuviai, kažkada va, ten Donatas, Montvydas, ten Echaus yra toksai, dar ten Gytis Valickas. Jo, Gytis Valickas, jo, vat, kažkaip jie tada, nu, ten nuvažiuoja ir ten sėdi Hebro ir songwritina. Daug žmonių sėdi tą komercinę muziką. Taip. Tai vat, vėlgi čia tos dvi skirtingos yra, aš kaip vadinu, muzikos. Vienos yra sukurtos ir padarytos. Ir būna, nu, tikrai, kur labai gerai ir visa kita. Būna, kur bando kažką padaryti, tik kažką, kur būna feilas, aš jau matau dažniausiai, kaip, nu, vat, čia būna kažkokio atlikėjo, vat, man reikia dainos, vat, parašykit dainą. Parašo, bet nei jinai tau, nei apie tave, jinai ten išleidžia. Ne iki galo išdirbta, ne? Klipą nufilmuoja, visą kitą, taip, žinai, tai... Atrodo, kad autentiškumo to vis tiek reikia. Kažkaip ten jau, kur jau rimtas korporatyv reikalas, ten jau išieško, kažkaip padaro, viskas tas. O kita yra pusė, kur žmonės šiaip, vat, yra komanda, vat, mes vat, pradėtume arba tu su Aiste, jūs tiesiog, nu, vat, kuriat muziką patys. Nėra jokių ten songwriterių, jokių ten... Lemputę nešviečia šitą kamerą. Oh, wow. Kaip gerai, kad pamatei. Tai gerai, tęsim šitą apie tą songwritingą. Tai kaip ir sakai, Normantai, panašu, kad Lietuvos dabar industrijų muzika leidžia atsirasti songwriterio profesiją, ne? Taip. Ir tikrai yra žmonių, kurie nesėdi prie kompo. Nu, kažkiek tai ten minimaliai nėra tas čiūvas prie kompo, kuris ten jau padaro stebuklus, žinai. Lietuviški Max Martinai, kaip pasakytume. Nu, tie švedų prodiuseriai. Jo. Tai yra, jau tikrai atsiranda ne vienas, kas grinai sėdi, galvoja, kūrė hukus, tekstus, visą kitą. Aš, mano ten laikais, nežinau, čia net kaip mano, ir dabar mano laikai, fainai, jo, bet nu tada, kaip ten buvo tie laikai, čia apie 20 kažkur vat metus, toks naujas žodis, net išgirstas songwriterį, jo, čia kad kažkas čia dar ne tik, vat, čia kad dainininkas, atlikėjas ar kažkas, žinai, vat, kažką gali... Tai ta tradicija jau atsiranda. Jo. Bet čia vėlgi, aš, nu, noriu būti ir pozityvus ir viskas. Šiaip... Kas dainuoja svarbiausia? Va dabar kitą dar tokį noriu dalyką, šiek tiek papaliest, kad muzika yra verslas ir gerai, ir blogai. Žinai, čia turi medalis dvi pusės tokias. Aišku, kitaip muzikantai neišgyventojai, tai nebūtų verslas. Čia vėlgi, vienas be kito turbūt neina. Bet mane kartais taip nesinori, kad ta muzika būtų verslas. Bet ir kad galėtų žmonės ir išgyventi. Tai vat muzika ir verslas man kažkaip... Bet šitas... Sudėtinga formulė. Kažkokia sudėtinga formulė. Nu, bet yra kaip yra. Žinai, kaip ir visur. Vaistų pramonė irgi vaistus gamina, žinai, kad padėt žmonėm, ar dar kažką, bet yra verslas, pinigai, žinai, visą kitą. Tai, sorry, šitą... Ne, tai viskas gerai. Tai turbūt, ką muzika daro, tai parduoda emociją. Taip. Ir
nu, turbūt tikslas visų artistų yra parduoti tą emociją, visų pirma ištransliuoti tą emociją, kurio žmonės sujaudintų ir tada ją parduoti. Tai... O kaip tai padaryta? Ar tai susėdo profai ir, nu, nėra teisingo atsakymą. Nepavadinsi, kad sufeikino. Jie irgi išjautė, sukūrė, žinai, ten tą kompaniją, songwriter. Jo, songwriter kompanija. Ir ta kažkokia mergaitė ir berniukas namuose prie pianino su tais keliais akordais iš savo širdies išliejo kartais banalius, kartais nebanalius dalykus, bet jie tai būna taip užtrigerina kitus žmonės, iki ašarų, iki juoko, viso kito. Ir tai būna, nu, bomba. Jo. Tai jo, tas magiškas menas, atrodo, nėra teisingo atsakymo. Ir šiaip... Ekomenas, ką norėjau pasakyti. Ekomenas. Jo, Eko. Ok, grįžtam prie šitos. Trumpam, ekomenas. Nu, vienintelis, kas, nu, nešvaru yra, tai pagaminti įrangą. Nu, ar ten gitarą gaminti, ar kažką, tu naudoji resursus, nu, čia dabar ekologija, sustainable labai svarbu, bet realiai paskui jau pati muzika, apart elektros, nereikalauja jokios chemijos, ten jokio, nu, klipo makiažo reikia jo. Organinį galima naudoti. Tarp kitko, lietuvių labai daug kosmetikos yra tikrai organinės, tai čia labai gerai užkabinai temą, nes tai yra intelektualinis verslas. Ir šitą, tu jį gali, nu, tiesiog, galvoja, Klaudė, kažkur padaryti. Tu gali turėti idėją už milijonų, ta prasme, tą pačią dainą, kaip idėją gali turėti startupui, bet čia išvystymas, tai kuo noriu pasidžiaugti, kad Lietuva tokia stipri su startupais, va tais idėjiniais, intelektualinės nuosavybės startupais, kaip Twinted, Skilo Health. Ir šitą, jeigu lietuviai, man atrodo, prižiūrėtų taip pat rimčiau į tą visą songwritinimą ir kultūrinę, tą intelektualinę industriją ir jos nešamus, ta prasme, pelnus, tai mes tikrai galėtume turėti labai didelę, nes mes turim didžiulę talentingų žmonių bazę, kuri galėtų pritraukti daug ir pinigų iš užsienio ir mes visam regione tikrai galėtume būti labai stiprus, tarkim, tie patys estai turi tikrai kažkokią tai bazę didesnę, tų pačių songwriterių, tų pačių ten produsų. Ir, nu, Estijoje atrodo mažiau žmonių, bet jų produktas, nu, dabar aišku, jau mes susilyginom, bet jų produktas daugelį metų buvo toks kokybiškesnis. Nu, tai. Bet, nu, tai va, tai aš ko noriu... Kuo šiauriau, tuo, man atrodo, žmonės labiau yra linkę dirbti. Kuo šilčiau, tuo, žinai, visą kitą. Tai pas juos ten vėsiau, biški, nori, nenori. Ten, bet kas antrus metus mes turim kažkokį ispanišką hitą. Ten Despacito kažkokį ispanišką. Ar dabar Bad Bunny, Monaco, tai jo, ten tas feelas parsiduoda. Tas parsiduoda, tas kitas, tas jų laisvumas, lengvumas. Jo. Ten faini, kad ir blogas kvapas iš burnos vis tiek faina. Žinai. O kuo šiauriau, to darbas, work, ten, žinai, viskas. Tai gerai, grįžkim prie šito dar lietuviško darbo. Tai... Arba gerų tų dainų traukiu. Aš net nežinau, kokia bus sekanti, bet man patinka. Ok, tai blemba, sekanti, davai, tada šitą, ok. Jeigu jau norim, tada važiuojam. Antra daina, irgi iš to pačio periodo. Nu, fantastiška daina, aš dabar, kai jų ieškau, aš galvoju, aš išgirdau ir galvoju, oh my god, koks gabalas, ir aš jo gal 10 metų neklausiau. Tai man pačiam net žiauriai malonu paklausyti ir, nu... Let's talk a bit. Days, midnight, love and hate, attention, silence, pain, hot, ice cube, coffee, crowd, lonely, abandoned, tea, no pulse, again, days, midnight, love and hate, attention, silence, pain, hot, ice cube. I have no eyes, I cannot see what's wrong with you and me. I turn the lights on with non-existing switch. Wake up, it's time for last and final.
Wow, nu paliksiu šitiek atgroto. Jo. O čia klausyk, čia ne Linas Adomaitis prodiusinis šitą gabalą? Šiaip geras klausimas, kas čia prodiusinis, net nežinau. Gerai, tai jo, spėk, aš čia dainuoju. Nežinau. Nežinau, įtariu. Jo, ką turi įtarimą, ką galvoji? Įtarimą, bet aš net man su vardais yra problema, bet man atrodo Eurovizijai buvo išvažiavus vieną kartą, jinai dabar vokalo mokytoja. Ok, tai gal duosiu užuominą, tai iš jo raidės prasideda jos vardas Jurga, kuri dainuoja Nebijok, kuri dainuoja... Ne Šeduikytė. Šeduikytė? Jurga Šeduikytė. Jurga Šeduikytė, jo. Eina visai tada galvoju. Kreizė, ne? Tada Nedomaitis su gero darė. Ok. Nežinau, kas darė. Aš esu Jurgos vieną albumą miksavęs. Aha, kokį albumą? 3 man atrodo vadinasi. 2017 berods. Čia iš naujesnių. Ar iš seniau? Man atrodo, gal net paskutinių. Aš nežinau, ar po to jinai dar kažką neleido. Čia Romas Rainys, Vytis Vainilaitis, ten vien žodžiu, super komanda. Grupiai kurt kažkaip muziką, tai vat aš prie to albumo esu prisidėjęs ir ten buvo vienas gabalas toksai ar sapnai, arba siaubai kažką jo. Romas Rainys, ir Vytis Vainilaitis, ir dar kiti buvo, bet aš dabar neatsimenu kas. Nu, talentai. Jo, fainas laikas buvo, dar čia seniai. Geras. Nu tai gerai, šitas gabalas truputį turbūt anksčiau bus, jisai yra 2007 neklystų gabalas. Čia tie patys MTV laikai ir... pažiūrėsim, kurių metų čia tas gabalas. 2007 albumas, jo. Instrukcija. Instrukcija, jo. Žinai šitą albumą, ne? Tai jo, taigi čia buvo wow, kai jinai atsirado, čia buvo wow. Ok, nu tai šitas gabalas man irgi wow ir žinant dar tos laikus, kaip ir sakai, nebuvo tų productionų, kaip pasakyti, iš ko mokintis ir... Tai mokinos iš Feitlės. Iš Feitlės, ne? Ne iš Feitlės. Žinai, buvo toks filmas Transpotting. Trainspotting, jo. Jo. Ir ten buvo... Soundtrackas. Wash Machine, Choose Your Life. Jo. Kažkas, tai man aš tą pradžią girdžiu. Irgi kažkoks toks aidas, echo. Jo, echo. Atsiliebintis irgi tas vardymas. Echo spektras. Tų tokių dalykų. Geras. O kieno ten Feitlės, kieno tas gabalas? Feitles. Ar ne Feitlės tenai? Nežinau, šiaip to gabalą nežinau, bet supratau jo tavo referenciją. Davai tada, gal nerim biškį panagrinėti, kas tai kas tau į ausį krito, klausą, nežinau, įžangos. Ar man tai labai šitą patiko ta perkusija, tokia pradžio. Šiaip būgnai tokie... Ant Spotify'us. Midnight, love and hate, attention, silence, pain, heart, ice cube, coffee, crowd, lonely, abandoned, tea, but no pulse, again, days, midnight. Atrodo, vokalas dar toks nešvarus įrašytas su kažkokio, atrodo, vos ne telefonai, kažkas dar vyksta, vos ne kavinį kokią. Buvo tada labai madinga tie vokalai tokie pakarpyti. Jo. Žinai, kad girdėtųsi, kad ne juosta, žinai, kaip perėjų to, nes anksčiau tokie, man atrodo, Madonna, jinai ten su Orbitalu kažkokį savo albumą, kai pradėjo daryti music, man atrodo, albumas įnešė tuos samplintus vokalus. Tokie, ne tik samplintus, ir gitaros pakarpytos, visokios reversitos, tokie vokalai. Tokie production elementai. Jo, čia šitie buvo. Nu, tai jo, šitą irgi tokį girdim su kapota biškai. Melodija labai graži. Ir fainas analoginis kažkoks yra ant perkusijos, man atrodo, toks netuščias, žinai, white noise ar kažkas tai. Man tai primena. Stylus Aramix kažkoks buvo sampleris, kur drum mašinas. Tai jį man primena, neduočiau rankos nukirst, bet Stylus Aramix, ne? Yra toksai ar nėra? Nu, tai tikriausiai yra. Omnisfera, kur gamina... Plauk, Keyscape'as gamina, bet dar seniau. Kaip Omnisferos, tik tai yra drum mašinas. Ok. Ta Omnisferos sintezas ir tada Boso dar savo sintezą turi. Skamba taip, ne? Jo, ir tas jo iš to tokio vinyl drums iš vinilo. Skamba vinilo, jo, samplai.
gražesnė. Kažkokia vandens struktūra. Labai melodija gera. Tas gražus call response. Jinai pasako ir atsako šitą ir labai gražiai prienis eina. Melodija, faina. Man atrodo, net kalimba kažkokia, ne? Taip, bet atkreip dėmesį, kad, pavyzdžiui, visi instrumentai, sintezai, tai visi ant elektropianų tokie pastatyti, žinai, dar nebuvo gal pastaprozis, kažkur tų sintų, tų tokių, negirdžiu, nes girdžiu ten padukas kažkoks, elektropiano nuo pat pradžio, atsakymai elektropiano, gitaros liksai, dar tokie instrumentai. Realiai su minimaliais resursais toks. Taip, jo. Ir šitą, bliamo, bet visas diapazonas užpiltas. Faini bekai. Labai grūvas fainas sudėliotas. Visų grūvas. O, wow. Šitas toks geras. Wow, kiek daug vyksta visko. Wow, kai smooth, plaukia. Nuostabus tas vokalas, toks švarus. Oh, wow. Romas Rainys, wow. Įtariu, nebeliko. Wow. Pakarpyt. Wow, labai alternatyv. Wow. Mes iš šokių muzikos. Lengvai galėtų būti šokių gavus, iš tikrųjų. Biškis stipresnio beato. Ei. Trip hop, sakyčiau, net kažkoks tai. Massive Attack, šitą kažkoks influences. Wow. Ei, čia dar... Wow, čia dar gabalas 2 minutės. Wow, kokia dalis vidurinė. Kaip drąsiai padaryta. Toks tikrai, šitą tikrai ne pop gabalas. Iki pirmo prieinimo tikrai atrodo pop, paskui atėjo ta vidurinė sekcija ir mes kažkam trip hopė, kažkoks tai, man tai vaibas, žinai koks, aš dar buvau vaikas, bet vaibas Vilniaus naktinių klubų, kur ten, nežinau, buvo Exit, visokie tie klubai. Jo, manęs gal dar ten įleido, bet šitą, vaibas va toks, kad šitą... Gravity, va. Vaibas toks, kur šitą... nėra tų mobilių telefonų, nusirovė visi ir šitą ir toks free vibas, kur šitą atrodo nesvarbu rytojus, žinai, mes šiandien visi čia, dabar kažkaip į klubą nuvarai, sunku tokį net vibą, žinai, išgauti, nes visi arba filmuoja, arba rytoj reikia dirbti, rytoj reikia būti produktyviam, o čia toks 2007, biški, ten kaip tik krizė buvo 2008. Tai gal šiek tiek aliuzijų į šitą laiką, bet, tas yra free vibas toks, kur atrodo rytojus nėra. Ir... Sunku pasakyti, kaip aš pats buvau tam laike, tikrai, ten ir tie klubai tada ir visą jau man ten normaliai ten tų metų buvo. Jau leido. Jo, aš dabar bandau prisimint, kažkas kitas buvo vibas. Vienareikšmiškai. Va, tu taip sakai tos dalykus ir taip susišaukė, taip man įdomi, jo, taip aš dabar va taip susimašiau apie tą, bet vis tiek buvo tie patys rūpesčiai, tie patys reikalai, tie patys darbai, gal taip, viskas buvo tas pats, tai kad dabar viskas yra sukelta į socialinę mediją. Jo, okay. Nebūdavo, tada žinutėmis žmonės, gal tas ryšys. Jo, čia va vaibas, man tai vaibas čia yra to telefono mygtukinio. Telefono mygtukinio vaibas, kur
Nu, čia MTV dalykai kažkokie tai. Nu, žodžiu, nu, blemba, labai drąsus gabalas, nežinau. Ir tu, mes sakei, ne pop gabalas. Kodėl ne pop gabalas? Aš sakyčiau, pavyzdžiui, šiandien įdomu, kaip jis pavyzdžiui, Jurgas šiandien išleidžia šitą gabalą. Fifth Season. Gabalas su konceptu, su idėja, žiauriai aiškus filas. Žiauriai įdomu, kaip reaguot. Man atrodo, čia būtų absoliutus bangeris. Bliamba, jo, įdomu. Žiauriai įdomu, kaip sureaguotų, ne? Jurga, jeigu kas nors matot, reikia vinilo, dabar visi vinilus leidžia. Reikia mums instrukcijos vinilo. Jo, instrukcijos vinilo. Instrukcijos vinilo, Jurga. Visi, žodžiu, ten reikia. Spaudžiam, važiuojam ir šito gabalo reikia gyvai. MP3, man atrodo, buvo kontorai, priklausė leidybiniai kompanijai. Tai jo, irgi kažkaip tai ten pirmieji, kurie vinilus pradėjo leisti Lietuvoje. Šitų dalykų nežinau. Šiaip labai gera tema reikės ir su vinilais pašnekėt. Man atrodo, MP3 dirbo tokia kontora. Taip. Ir žinau, kad MP3 čia pirmieji. Gal ir dabar net yra. Pradėjo labai jau Lietuvoje lietuviškų leisti. Ne, tai yra ir dabar. Jo, geras. Tai ir aš man atrodo, gal net ir yra vinilas. Nu, tai mes nežinom. Pažiūrėsim šitą, jeigu ką nuoroda, va čia va bus. Čia va. Čia va. Čia. Yra tokia taisyklė, jeigu kažką bandau atspėti, jeigu bandau kažką atspėti, tai reikia pirmą tą variantą, kuris galvoja ir sakyti. O paskui pasitaisai, ne? O paskui pasitaisau ir paskui galvoju antras, bet ne, gal pirmas. Bliam, labai įdomu. Tai taip pat ir šitą, kai darai mixingą, irgi tokius decisionus priemi nuo pirmo, kas šauna į galvą ar pagalvoji? Šiaip beje yra patys geriausi sprendimai, važiuoju, aš masteris mėgstu daryti ryte. Ateini. Jo. Neklausai specialios dainos, pasiruoši, susidėdi viską, paleidi ir pirmas, kas įstrigo, kas kažką ir tie pirmi sprendimai jie būna kažkaip, tokie teisingiausi. Aišku, kai esi pripratęs prie savo kolonėlių, prie savo aplinkos, prie viso kito, tai bet tas toks tie pirmi jo yra akivaizdžiai. Paskui, kai klausai trečią, ketvirtą kartą, kiti dalykai ateina, ko tada gal pirmą negirdėjai, bet... Jo, ir ar tu turi kažkokį mindsetą, kad tu klausai kaip inžinierius, ar daugiau klausai kaip klausytojas, ar koks tavo yra priėjimas prie tos muzikos? Aš klausau kaip beprotis. Ką turiu omeny? Aš nežinau, negaliu to pasakyti. Ar tu tipo klausai ir galvoji, okei, blemba, hetas čia žiauriai per garsiai? Aš kūnų aš jaučiu, tai aš neklausau atskirai ten het ar kažkaip, aš kažkaip, tiek metų, kai dirbi, tas garsas, jisai pasidaręs kūno dalis. Ir tu net kažkaip kūnų jauti, jeigu šaižu, ar ten kažkaip vidurių trūksta, ar kažkaip plokščiai, ar kažką, sunkiai save pagaunu, bet jausminių tokių, labai daug jausminių. Aišku, aš visuomet turiu matavimo prietaisus, nes jausmai yra jausmais, mes būnam įsimylim. Žinai, ten kažkaip ar dar kažkas, ten, iš pirmų ten susižavi ar dar kažką, tai, bet man visuomet patinka dar ir turėti tokį konstruktyvų, aš turiu matavimo prietaisų ir aš matau prietaisus, tuo pačiu klausau, jaučiu ir iš tos kombinacijos tada jau padarai kažkokį tai nubrėži bendrą liniją. Ok, blemba, skamba tas įdomus santykis šitą, čia visiškai santykis tavo su tavo aparatūra, su tavo geležimta, tu jau turi tą simbiotinį ryšį. Kitaip, nori, nenori. Šiaip labai įdomu, jo, tu visada mikstinai ant šitų didelių kolonėlių. Taip. Ir tada perėjai prie amfionų. Amfionų, prie suaugusių kolonėlių. Suaugusių, okei. Suaugusių kolonėlių. Ne, aš norėjau detalumų. Ir aš gavau su šitom kolonėliam detalumą detalėm, transientam, ten, jos gal šiaip taip pirmą kartą, kai paklausai iš pirmų įspūdžio, jeigu ten klausyt muziką, tai sakytum, kažkaip gal, taip, kažkaip, taip, žinai, bet kai tu pradedi ieškoti to, tavo kiekvienas mažas sprendimas labai ant jų girdisi. Ir tas man patinka. Prie jų labai greitai pripratau,
prie to, kaip prie bet kokių kitų kolonėlių, kitos patalpos, tu padarai, kad atrodo, kad skamba gerai, bet išgirsti kitur, mašinų ir kažkur tu būna, wow, kas čia buvo. O šitas labai gerai transliuoja. O su šito man gaunasi taip, kad aš kaip padarau, man pakankamai labai panašiai visur kitur skamba. Ir tas mane pabūrė, labai greitai pripratau prie jų. Tai čia, manau, va, tam sprendimams priimti labai geras dalykas, labai geras toks references. Jos nei per šviesios, nei per tamsios, gal tokios nuobodokos galėtum pasakyti, bet jeigu žinai, ko klausyt, tai tos visos labai aiškus tranzientai, visos detalės, visi garso pradžia ir pabaiga labai aiškiai girdisi, kada prasideda, kaip prasideda tas garsiukas, kiekvienas hetas ar kiekvienas smūgis ir kaip jisai baigėsi. Daug tam tų matai tokių mikrodinamikos. Noriu, tai labai įdomus dar klausimas, čia vas žmonėm turbūt nelabai net kas iki galo suprant, kas yra masteris. Tai ar tu galėtum keliais sakiniais papasakot, ką tu darai su masteriu? Kas yra masteris? Masteris tai yra paprastas dalykas, galutinis garso apipavidalinimas, taip, jeigu lietuvių kalbą pasakyti. Tai tu paruoši garso takelį, paskutinė tai yra instancija, kur prieš pateikiant plačiai auditorijai. Tai tu tiesiog yra tam tikri standartai vinilui ar kažkokiom platformom, kažkam, tai tiesiog tu tą kūrinį standartizuoji, pritaikė, kad jisai nebūtų kaip balta varna tarp kitų dainų. Tai toks iš principo svarbi ir nesvarbi. Visiškai teisingai, jo. Visiškai teisingai. Ar gali masteris išgelbėt dainą? Negali. Vienareikšmiškai. Ne. Man asmeniškai yra daina, muzika, tai yra anksčiau būdavo šiam 4%, vėliau 7-3, su metais dabar 8-2. O, wow. 8 tai yra pati daina, kas joje užkoduota, pats vaibas, visi kiti dalykai. Kai yra gera daina, su masteriu sunku sugadinti. Jo. Žinai. Jo. Ir svarbiausia tai yra iš tikrųjų ne kaip, o kas. Masteris daugiau apie kaip, o bet kas, tai turinys. Turinys yra pats svarbiausias dalykas. Ja. Net jeigu ir nebus masterio ir bus geras turinys, arba bus blogas masteris, bet jei bus geras turinys, susprodins žmonių visų širdis. Tai vėl grįžtam, kad šitas menas yra apie magiją, kaip žmogaus širdį atrakinti. Taip. Kaip, ir vat, iš čia gal išeina ta diskusija, kad AI-us ateina, bet kiek AI-us iš tikrųjų mums kaip žmonėm, gal mums dar užtruks, kol mes prie jo pristaikysim. Aišku, užtruks, bet... Tai jisai kaip mūsų turi taikytis. Jo, labai geras požiūris. Tai, jisai mokosi iš mūsų. Jo. Ir jisai mokosi iš mūsų, ir jisai išmoks iš mūsų. Atrakinti tą širdį, ne? Atrakinti tą širdį. Aš čia vėlgi dabar gal nueisiu į šoną, nežinau... Važiuojam. Į spektrą išeisim. Jo, išeisim į Eko spektrą. Į spektrą, bet pasakiau, kad išeisim, pagalvojau apie iškirpimą, kad čia gal aš per daug... Ne, varyk. Bet dabar aš pamečiau mintį, bet aš toj pabandysiu, mes kalbėjom apie... AI-us pristaikys prie žmonių atrakinti širdis? Jo, atrakinti širdis. Labai svarbi žinutė iš tikrųjų buvo ir dabar aš ją gaila, bet pamiršau. Tai išsikalbėsim. Palauk, tai apie jajų buvo, kad jajus prisitaiko prie mūsų, atrakint jausmus. Viskas, pamiršau. Ok, no problem. Tai vat. Gerai. Sekantį žinutė ir baigėsi tavo įdomus faktai. Baigėsi kol kas šitą. Čia apie Happinless tik jo. Įdomus faktai, tai toliau labai įdomių faktų papasakoji. Tai kas turi geras dainas ir kas nori jas paruošti jau leidybai ir savo ausis... Galutinį prisilietimą. Tiesiog Lietuvoje tai nežinau geresnių žmonių, kad galėtų jum padaryti tą final spindesį. Tai Normantas yra turbūt labai užsiėmęs, bet gal ir rastų kada.
Jo, tai mano toks darbas. Rasti laiko, nes aš tai žinau, kad Normantai, jeigu reikiam kažką, tai turi kelis mėnesius prieš. Ne, nu jau nereikia taip stipriai, bet nereikia dieną prieš. Dieną prieš nereikia, okei. Ką tu dažnai darai, arba šiandien, žinai. Ir daug kas iš tikrųjų, ir daug kas yra, ir visiems dega. Nu čia, jo, gal pas mus dar nėra tos kultūros, pramoninės, industrinės, kad gabalą paruošti gamyba gabalo ten mėnesis, pasiruošimas leidybai mėnesis, leidyba mėnesis, promoutinimas mėnesis ir... Bet ten būna padartos dainas ir ten metais prabūna, man atrodo, kažkur kol paleidžia. Jo, būna ir taip, jo. Būna ir taip. Didelėse kontorose. Gerai. Tai čia taip, o ką žinau, svarbu ne paskutinę minutę, nes labai sunku būna sutartinti. Tai gerai, Normantai, noriu dar kartą padėkoti, kad buvai Eko Spektre ir už tavo nuostabią studiją, kad leidai šitą pasiklausyti tokiam geram kambarį per tokias geras kolonėlės, geros muzikos, tai ačiū visą, kad jis leidė ir... Mano duris atviros visiems ir tie, kas pas mane yra buvę, tikrai žino. Tiesiog, welcome. Vienintelis būdas tobulėti, dalintis. Visiškai. Dalintis, diskutuoti, visada gali išmokti bet ko iš bet kokio žmogaus, kartais net ir visiškai nesusijusi su muzika, gali kažką tai išmokti ir pritaikyti muzikoje. Taip, kad kurkit, mylėkit muziką, ypač lietuvišką muziką. Subscribinkit šitą kanalą. Tai va, tai ačiū jo, kad buvot kartu. Dėkui. Ir iki kitų susitikimų.